Jau ūkininkai pradėjo ruoštis žemę rapsų sėjai ir kaip tik vakar iškilo toksai klausimas. Ūkininkas jau net ir spėjo pasisėti rapsą, praėjo 5 dienos ir rapsas pradėjo dygti ir ten buvo numatyta panaudoti brazaną su teridoksu. Bet kadangi jau sudygo ir pasirodė pirmieji skilčialapiai, yra šiek tiek klausimų ir rizikos, kaip tas brazanas ir teridoksas, kurie yra dirviniai herbicidai, paveiks tą rapsą. Kaip jūs galvojate, dar naudoti ar nebe? Iš tikrųjų, tai kalbant apie teridoksą, tai teridoksas galėtų būti naudojamas, bet brazanas su klamazono veiklė medžiaga, tai iš tikrųjų yra nesaugu tikrai ant skilčialapio panaudoti. O kokią tada teridokso normą rekomenduotumėt? Teridokso normą, galima atiduoti visą 2 litrus ir jisai tada bus pagrindinis toks purškimas teridoksu. O brazanas visgi vis tiek veikia labiau tokias dygstančias piktžoles, kaip, sakykime, turi stipresnį poveikį prieš žliūgę, prieš lipiką. Jeigu, tarkim, tokiu atveju nepanaudojam brazano, ar prie teridokso dar ką nors reikia pridėti nuo to pačio, kad ir lipiko? Tai iš principo tai jisai turi tą spektrą, kuris yra tikrai pakankamas apsaugoti nuo piktžolių. O jeigu galvojama, tai galima tada, aišku, maišyti su kitom veikliom medžiagom, bet tai irgi pasirinkimas labai menkas, nes tos pačios cheminės grupės be abejo yra metazachloras, pavyzdžiui, bet gal kiek tai vieną kitą piktžolę gali spektrą praplėsti, bet tai iš principo tai yra labai panašus produktai. Ir kitas dalykas, kad normos yra teridokso, galima panaudoti 1000 gramų, būtent dimetachloro, metazachloras 750. Va, iš tikrųjų norėjau paklausti, kuom, kadangi mūsų teridoksas turi dimetachlorą, rinkoje dar turim metazachloro produktų, ar galėtume dar kažkokius akcentuoti pagrindinius skirtumus tarp šitų 2 veikliųjų medžiagų, ar būtent ta norma? Pagrindinis skirtumas be abejo yra ta norma, nes 750 gramų tai yra daugelio atveju tikrai per maža. Mažinamos buvo normos ne kartą ir praktiškai nuo 3 litrų produkto, kai sumažėja iki 1,5 litro, tai be abejo, kad efektyvumas mažėja, bet galimi mišiniai be abejo tarp šių galima maišyti metazachlorą su dimetachloru, taip? Taip. O tada kokią rekomenduotumėte išlaikyti veikliosios medžiagos kiekį, kad, tarkim, kad ir sumuoji metazachloro ir dimetachloro, kad būtų efektyvus rezultatas prieš piktžoles? Tai gali būti litras 100, bet gali būti iš principo ir 1,5 litro, sakykime, teridokso su litru metazachloro. O sakykit, ar žemės dirbimas turėtų įtakos būtent šitam brazano ir teridokso dirvinio herbicido poveikiai, normai? Žemės dirbimas, kaip ir visiems dirviniam herbicidam, be abejo yra svarbu, nes jeigu dirva yra grumstota, be abejo jo mažėja dirvinių herbicidų efektyvumas, o dabar tai mes turim labai palankės sąlygas, todėl kad po lietaus žemė dirbasi gerai. Nebent būtų labai netolygiai paskleistos prieš tai augusių augalų nuokulos ir tada didelis kiekis organikos viršuje taip pat mažina veikimą. Jeigu yra šiek tiek labiau grumstuota dirva, aišku, čia galėtų pagelbėti purkštukai, kurie leidžia maksimaliai apipurkšti iš abiejų pusių tos grumstelius ir turėti geresnį padengimą.
tai tada, na, sakykime, efektyvumas tikrai... Žodžiu, jeigu žemė šiek tiek prasčiau susidirba, galim naudoti purkštukus, kurie sako, kad padengtų daugiau tų grumstelių iš įvairių pusių ir tada padidintų tą poveikį, ar ne? Dar viena problema, su kuria susiduriam, iš tikrųjų yra Lietuvoje patampanti atspari smilguolė. Ir ta smilguolė atspari tampa ir graminicidam. Tai ūkininkai pastebi, kad po graminicido panaudojimo rapsuose vis tiek lieka smilguolės. Ar brazanas ir teridoksas veikia šią piktžolę? Taip, veikia ir iš tikrųjų tai yra ir sprendimas nuo atsparios, be abejo, smilguolės. Nes, na, tai yra skirtinga cheminė grupė, skirtingas veikimo mechanizmas ir be abejo šitie herbicidai veikia kiek gerai. O kaip yra su žliūgė, jeigu mes turime ir atsparę žliūgę, ar taip pat miglės, kuri irgi pradeda darytis problema pas mus laukuose? Iš tikrųjų, su dirviniais herbicidais mes sprendžiam piktžolių atsparumo problemas ir jeigu iš principo veikli medžiaga yra veiksminga nuo tų piktžolių, tai yra, tas spektras yra piktžolių, kurį veikia, tai problemų dėl atsparių piktžolių neturėtų būti. Supratau, tai žodžiu, mes su dirviniais šitais herbicidais rapsuose išsprendžiam tokių atsparių piktžolių kaip žliūgės ar smilguolės problemas, taip? Taip. Taip pat dar iškilo klausimas, kadangi tų kritulių čia duoda dievulis nemažai, kaip yra, jeigu mes panaudojam brazaną teridokso mišinį ir užeina liūtis? Iš tikrųjų, jeigu liūtis, tai priklauso kiek jinai ilga ir jeigu dirvos paviršiuje susidaro jau vandens sluoksnis, kuris nuteka, be abejo, kad tai mažins herbicidų efektyvumą. Bet jeigu tai yra trumpa paliutelė, kuris sudrėkina, aišku, giliau bus įplautas herbicidas, galbūt pačiam dirvos paviršiuje, jeigu bus palankios sąlygos ten esančiam sėklom sudygti, tai jos gali sudygti ir be abejo šiek tiek efektyvumas gali kristi, bet viskas priklauso nuo kiekio ir... Tai žodžiu, didelė liūtis gal ir būtų šiek tiek problema, bet jeigu mažesnis kritulių kiekis, tas dirvinio poveikis jisai, sakykime, išlieka. Taip, toks pat. Taip, išlieka ir kaip kitais metais tiesiog herbicido efektyvumui, nes jeigu atiduotas herbicidas į sausą dirvą, be abejo, efektyvumas yra mažas. O dar, ar yra kokių nors po tos sėjomainos apribojimų panaudojus brazaną teridoksą, nes, kaip žinia, būna ir neperžiemoja tas rapsas? Ne, iš tikrųjų tokių, kažkokių apribojimų, tai tikrai didelių nėra. Aišku, jeigu tektų rapsą, jisai nesudygsta, tai ir tektų pabandyti atsėti dar po porų savaičių. Dar iš rudens. Iš rudens. Tai be abejo panaudojimas neturėtų būti kartojamas tie patys herbicidai. Bet pavasarį, žodžiu, galim sėti viską, ką norim, jeigu, tarkim, tenka tokia. Taip.